Atrodo, lyg viskas vėl kartotųsi. 3 dienų specialioji karinė operacija, kuri prasidėjo dėl to, kad Kremlius buvo pernelyg pasitikintis savo sėkmės galimybėmis, tęsiasi jau maždaug 1600 dienų. Nes Kremlius yra pernelyg pasitikintis savo sėkmės galimybėmis. Ar bent jau taip atrodo iš pirmo žvilgsnio po praėjusios savaitės susitikimo tarp Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo aukščiausiosios karinės vadovybės. Tačiau galbūt ne viskas yra taip, kaip atrodo. Ir yra įdomus komentaras iš to susitikimo, kuris gali atskleisti tikrąjį šio spektaklio tikslą. Pavadinkime tai paslėptų Vladimiro Putino išsidavimu. Taigi šiandien noriu pradėti nuo tų susitikimo dalių, kurios sulaukė daugiausia dėmesio vakarų žiniasklaidoje. Tada kelias minutės skirsiu faktams patikrinti ir tikrai padėčiai įvertinti, patvirtindamas, kodėl tiek daug žmonių spėlioja, kad Putinas vėl apsiskaičiuoja kaip anksčiau. Tada grįšime į invazijos pradžią ir prisiminsime, kaip informacijos problema yra labiau institucinė problema, o ne tik Putino problema. Galiausiai aš išnagrinėsiu geresnius būdus, kaip interpretuoti tai, kas įvyko susitikime, įskaitant ir anksčiau minėto požymio analizę. Bet leiskite man pradėti nuo naujausių įvykių. Naujausios diskusijos įkvėpimas buvo Liepos 3 dieną vykęs susitikimas tarp Putino ir aukščiausios karinės vadovybės. Iš pažiūros, susitikimo tikslas buvo aptarti dabartinę karinę padėtį Ukrainoje, tačiau šią mintį pasilikite iki vaizdo įrašo pabaigos, nes tikėtina, kad tikrasis dėmesys buvo skirtas visai kitam dalykui. Užuot pradėjęs nuo savo interpretacijos apie tai, kas buvo aptarta, leiskite man tiesiogiai pacituoti svarbiausias susitikimo dalis. Štai Putino apžvalga apie situaciją. Ir stenkitės, kad jo kruopščiai prižiūrėti, nagai jūsų netitrauktų, kol tai aptarinėsime. Nuo šių metų pradžios Rusijos pajėgos išlaisvino 133 gyvenvietes ir užėmė daugiau nei 3000 kvadratinių kilometrų mūsų teritorijos Donbase ir Novorosijoje. Novorosija tiesiog reiškia naujoji Rusija. Taip pat įdomus žodžio mūsų vartojimas tame sakinyje. Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas tada perėmė žodį. Birželį buvo išlaisvintos 29 gyvenvietės ir iš viso 636 kvadratiniai kilometrai teritorijos. Nepajėgdamas pasiekti rezultatų mūšio lauke, Kijevo režimas, būtent taip jie vadina Ukrainą, bando įtikinti savo vakarų rėmėjus, kad atgavo iniciatyvą ir pasiekė reikšmingų laimėjimų. Siekdamas šio tikslo, Kijevo režimas vykdo informacinę kampaniją, pabrėždamas tariamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinių sėkmes, o teritorijas, kurias išlaisvino Rusijos kariai, slepia, apibūdindamas jas neutraliai, kaip perėjusias į pilkąją zoną. O visiems mums, žemėlapių mėgėjams, turime gražų pavyzdį to, ką Rusija mano arba nori, kad manytume, esanti dabartinė fronto linija. Ar tikrai gera idėja palikti tikrovę tiksliai atspindinčius žemėlapius tiesiog kaboti ant sienos? Tikriausiai ne. Tačiau taip pat nėra gera idėja, kad jūsų asmeninė informacija tiesiog būtų internete, kur ją galiu rasti bet kas. Čia ir pasirodo šiandienos vaizdo įrašo rėmėjas, Incogni. Jie padės jums kovoti su duomenų brokeriais, kurie renka jūsų namų adresą, darbo sritis, darbo istoriją ir informaciją apie jūsų šeimą. Tai klaida scenarijuje. Jie renka jūsų viešus šeimos įrašus. Jie nesitaiko į jūsų šeimą. Bet kokiu atveju tai būdas įgyti pranašumą prieš sukčius ir neaiškius asmenis, kurie bando juos asmeniškai surasti. Be to, Incogni turi pritaikytą pašalinimo funkciją, jei jums reikia išsitraukti žemėlapį ir nubrėžti savo gynybos liniją. Tiesiog nusiųskite jiems nuorodą ir jie viskuo pasirūpins. Taigi, susigrąžinkite savo asmeninius duomenis, apsilankę incogni.com/WilliamSpaniel. Naudokite nuolaidos kodą WilliamSpaniel, viskas vienu žodžiu, kad gautumėte 60% nuolaidą metiniam planui. Skirtingai nei dauguma kitų dalykų šiame vaizdo įraše, tai nėra blefas ar klaida, tai tikras sutaupimas. Taigi dar kartą dėkoju Incogni už šio dienos vaizdo įrašo rėmimą. Dabar grįžkime prie Rusijos teiginių. Problema, kaip tikriausiai supratote, yra ta, kad beveik ne vienas iš jų nėra tiesa, o tas menkas tiesos elementas vis tiek reikalauja labai dosnaus interpretavimo. Tai 2026 metų pirmųjų 6 mėnesių mainų duomenys. Konkrečius duomenis pateikia Institute for the Study of War.
Reikėtų pažymėti, kad įvairūs kiti šaltiniai pateiks šiek tiek kitokius skaičius, tačiau bendras vaizdas išlieka panašus. Pirmi keli mėnesiai Rusijai buvo geri, kaip ir pastaraisiais metais. Karas pasisuko kitą linkme kovo mėnesį, kai dėl Starlink išjungimo ir veiksmingesnių Ukrainos smūgių logistikai Rusija pradėjo klupti mūšio lauke. Ukraina toliau darė pažangą balandį ir gegužę, kol birželį Rusija vėl perėmė bendrą iniciatyvą, nors ir vos. Kad būtų visiškai aišku, Gerasimovo pastaba apie pilkąją zoną turi šiek tiek tiesos. Sakiklijai, jautresni judėjimų į pilkojoje zonoje, fiksavo didesnius svyravimus tais mėnesiais, kai Ukrainai sekėsi geriau. Sakiklijai nedidelės Rusijos įsiskverbimo zonas, kurių Rusija niekada iš tikrųjų nekontroliavo, perkeldavo iš Rusijos pusės į Ukrainos pusę. Atkreipkite dėmesį, kad tai šiek tiek skiriasi nuo to, ką sakė Gerasimovas, nes laimėjimų neatnešė tai, kad Ukraina užėmė per pilkąsias zonas. Ukraina išvalė pilkąsias zonas, kurias jautrūs stebėtojai jau buvo priskyrę Rusijos stovyklai. Nepaisant visų šių kodavimo ypatumų, tai nekeičia fakto, kad karo eiga pasikeitė, bent jau dalyje mūšio lauko. Iš tiesų, kaip jau esu minėjęs daugybę kartų, mūšio laukas juda priešingomis kryptimis, priklausomai nuo to, ar esi šiaurėje ar pietuose. Rusijai sekasi geriau Donecko ir Luhansko srityse, o Ukraina turi aiškią iniciatyvą Zaporižios regione. Ko mes tikrai neturime, tai 636 kvadratinių kilometrų teritorijos, kurią Rusija įgijo birželį. Tikriausiai tai yra arčiau 30 ir įvairios kodavimo sistemos susivienijo ties šiuo skaičiumi, nes Ukraina nebesiima veiksmų pilkojoje zonoje. Dėl visų pokyčių nuo 2026 metų skirtumų yra daugiau, tačiau jie svyruoja nuo 73 iki 458 kvadratinių kilometrų. Atkreipkite dėmesį, kad šis intervalas nei iš tolo nesiekia tų 3000, apie kuriuos buvo kalbama. Dėl to dabar mus supa pokalbiai apie Vladimiro Putino informacinio burbulo būklę. Tačiau prieš bandydami suprasti, kas vyksta dabar, turėtume grįžti į invazijos pradžią ir suprasti, kaip tinkamai vertinti šiuos informacinius klausimus. Geriausias paaiškinimas, kodėl prasidėjo invazija, išlieka nesutarimas tarp Kyjivo ir Maskvos. Ne, tai nebuvo dėl to, kaip tarti pirmąjį iš jų. Veikiau tai buvo dėl tikėtino karo rezultato. Tai buvo vieno iš visų laikų žiūrimiausių mano vaizdo įrašų tema, kurią pavertau rimtu recenzuotų straipsniu. Ir tai taip pat yra pagrindinė mintis, kurią pradedama mano knyga apie Ukrainos išlikimą. Tai buvo sudėtingas būdas man pasakyti, kad manau, jog turiu gana šaunų darbą. Bet kokiu atveju, žinutė, kurią Vladimiras Putinas gaudavo iš savo žvalgybos pareigūnų ir karinės vadovybės, buvo tokia, kad karas bus paprastas. Ukraina priešingai tikėjo, kad yra vilties, todėl Volodymyras Zelenskis nesutiko nusileisti derybų metu. Šios situacijos ironija yra ta, kad Ukraina galiausiai buvo geriau informuota apie pačios Rusijos karinius pajėgumus ir nuo to laiko tai įrodė, išgyvendama jau daugiau nei 4 metus. Tačiau per dažnai ši diskusija virsta analitikų bandymų vertinti Vladimiro Putino kompetenciją, užuot tai laikė platesniu autoritarinių institucijų kaltinimu. Vladimiras Putinas nebuvo naivus dėl problemų Rusijos kariuomenėje, ypač dėl sovietmečio korupcijos palikimo. Iš tiesų, šios problemos Maskvoje buvo plačiai suprantamos po Rusijos ir Gruzijos karo. Rusija pasiekė savo tikslus tame kare, tačiau vėlesnės analizės parodė, kad Rusijos kariai pasirodė prasčiau nei buvo tikėtasi. Tai paskatino antikorupcinės iniciatyvas problemai spręsti, kurios buvo juokingai sujauktos, kai vienas tokios komisijos vadovas pats buvo atleistas įtartinomis aplinkybėmis. Pastaba sau. Nesivalkiok po mano meilužės butą, kai ji laiko daugiau nei $1 vertės brangenybių. Peršokant į 2022 metus, Vladimiras Putinas žinojo, kad Rusijos kariuomeniai gali kilti problemų, bet jis negalėjo būti tikras. Tai vėlgi yra autokratinių institucijų pasekmė. Pavojinga vadovui užsiminti, kad reikalai klostosi ne taip gerai, nes tai gali blogai atsiliepti tau pačiam ir galbūt baigtis neigiamomis pasekmėmis, susijusiomis su langais. Tuo tarpu žiniasklaida, kuri paprastai demokratijose veiktų kaip buferis mažiau ekstremalioms problemoms, yra iš esmės nusilpninta valdžios tam, kad revoliucinės mintys liktų nutildytos. Taigi, Vladimiras Putinas buvo toli gražu nenaivus. Jis tiesiog atsidūrė situacijoje, kurioje galėtų atsidurti bet kuris paprastas autokratas.
Jis žinojo, kad egzistuoja problema ir kad buvo dedamos pastangos ją išspręsti, tačiau nežinojo tų pastangų rezultato. Prasukime laiką į priekį dar kartą, šį kartą keliais mėnesiais. Vladimiras Putinas gavo aiškų atsakymą. Tos didelės viltis, kad galbūt specialioji karinė operacija truks 3 dienas, buvo visiškai bergždžios. Rusijai teko pasitraukti iš Kijevo, o pažanga rytų fronte taip pat nevyko taip gerai, kaip tikėtasi. Tada Vladimiras Putinas pradėjo valyti gretas, bandydamas dar kartą spręsti korupcijos problemas. Praėjo dar maždaug pusę metų, kol nauja komanda įsitvirtino ir pradėjo spręsti problemas. Pažymėtina, kad tai įvyko tik po to, kai Ukraina pradėjo savo Charkivo ir Chersono kontrpuolimus. Vis dėlto problema čia slypi ne tiek personale, kiek autokratinėse paskatų sistemose. Neudžiai žmonės atėjo žadėdami ištaisyti ankstesnių darbuotojų klaidas. Jie turėjo aiškų įgaliojimą ir aiškius sėkmės kriterijus. Tačiau praėjus 2 metams tie aiškūs kriterijai pradėjo nykti, o nauji žmonės įsitvirtino tame pačiame autokratinėme sistemoje, kaip ir anksčiau. Bet kokios šiandien išliekančios karinės problemos dabar yra jų problemos. Taigi jie turi tą pačią paskatą kaip ir prieš 4 metus slėpti problemas nuo Putino. Ir būtent todėl tikėtina, kad Putinas vis dar skaito pernelyg optimistiškus karo vertinimus. Vėlgi, tai nėra pasakojimas apie Putino naivumą. Tai situacija, su kuria susidurtų bet kuris iš mūsų ir su kuria dabar susiduria bet kuris kitas autokratas dėl tokių sistemų paskatų. Taigi, dabar turime pereiti prie paskutinės šiandienos temos. Ar tai iš tikrųjų yra tiesa? Nes, grįžtant prie šio susitikimo, žemėlapių ant sienos ir absurdiškų teiginių, mes iš tikrųjų neturime aiškių įrodymų apie Putino informacinį burbulą, kaip teigia daugelis internetinių komentarų. Leiskite pasiūlyti jums 3 alternatyvius paaiškinimus, kas iš tikrųjų vyko tame susitikime. Pirmoji galimybė yra ta, kad susitikimo turinys buvo skirtas mums, vakarų stebėtojams. Tai buvo dezinformacijos propagandos dalis, sukurta tam, kad pakeistų pasakojimą, jog Ukraina šiuo metu laikosi gerai. Galite suprasti, kodėl jie suplanuotų susitikimą būtent šiuo metu, atsižvelgiant į didėjantį optimizmą vakaruose, tiek dėl Ukrainos sėkmių Zaporižės kryptimi, tiek dėl suintensyvėjusių atakų prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Be to, kitą dieną buvo telefono skambutis Donaldui Trumpui. Jei tai ir vyksta, aš tai apibūdinčiau kaip visų laiko švaistymą. Nesu tikras, kas žiūri į Vladimirą Putiną kaip į neutralų patikimos informacijos vertintoją. Tai tikrai nėra žmogus, kuris dar nėra apsisprendęs remti Ukrainą. Antrasis variantas, ir būtent už jį aš statyčiau, yra tas, kad tai buvo parodomasis veiksmas, skirtas Rusijos vidaus auditorijai. Ir manau, kad performatyvus veiksmas yra tinkama frazė šioje situacijoje. Putinas į susitikimą atvyko apsirengęs maskuojančią aprangą. Tai nebuvo pirmas kartas, kai jis tai pasielgė. Dabar parodysiu senus archyvinius papildomus kadrus, kuriuose jis daro tą patį. Putinas nori atrodyti kaip karinių požiūrių kompetitingas lyderis, vedantis Rusijos federaciją į neišvengiamą pergalę. Jei viską suprastumėte pažodžiui, susitikimas turėjo stiprią, tai galėjo būti tiesiog elektrolaiškas nuotaika. Ir tikrai nebuvo jokio karinio poreikio tai įrašyti, nebent jie bandė įtikti man ir mano nesuvaldomam troškimui gauti daugiau papildomų vaizdų. Vis dėlto, skirtingai nei vakarų žiniasklaidos erdvėje, Putino žodis kai kuriai Rusijos vidaus auditorijos daliai turi reikšmę. Ir laikas čia yra labai svarbus. Karas dabar tiesiogiai palietė daugiau rusų nei bet kada anksčiau. Žinutė, kurią Putinas bando perduoti, yra ta, kad jis supranta, jog tarptautiniu mastu pripažintoje Rusijos teritorijoje vyksta išpuoliai. Jis supranta, kad Rusijos žmonės dabar susiduria su sunkumais. Tačiau jis taip pat nori, kad jūs suprastumėte, mielas Rusijos pilietį, jog šios aukos nebus veltui. Rusija žygiuoja pergalės link Ukrainoje. Jis tik prašo jūsų ištverti dar keletą metų, 3 dienų specialiosios karinės operacijos, kad visa tai išsipildytų. Grįžtant į realybę, Putinas žino, kad tai, ką jis sako, yra faktiškai neteisinga. Bet ko tikitės iš jo? Kad jis pasakytų Rusijos visuomeniai, jog viskas virto chaosu ir Kremlius nebekontroliuoja situacijos? Štai dar vienas žvilgsnis į tokį mąstymą, vėlgi tiesiai iš susitikimo. Putinas sakė, kuo daugiau smūgių priešas bando suduoti mūsų civiliniai infrastruktūrai. Žinoma, mūsų svarbiausias prioritetas yra padaryti viską, kas būtina, kad apsaugotume šiuos objektus ir civilius gyventojus.
Kuo daugiau tokių bandymų jie darys, tuo didesnę saugumo zoną būsime priversti įkurti gretimoje teritorijoje. Ypač todėl, kad ši teritorija, kaip ir kitos šiandien aptartos teritorijos, istoriškai yra rusiška žemė. Visa tai iš pirmo žvilgsnio skamba logiškai, jei priimi prielaidą, kad Ukraina iš tikrųjų yra Rusija. Bet leiskite pabrėžti tikrąjį čia pateikiamą argumentą, nes būtent tai yra tas pagrindinis požymis, kurį minėjau šiandienos pradžioje. Kuo daugiau smūgių priešas bandys suduoti mūsų civiliniai infrastruktūrai, tuo didesnę saugumo zoną būsime priversti įkurti gretimoje teritorijoje. Tai visiškai neturi strateginės prasmės, bent jau Rusijos galimybių ribose. Jokios. Ir tai aišku kiekvienam, įskaitant Rusijos kariuomenės vadovybę ir Putiną, kas supranta pačius pagrindus apie šį karą. Jei norite, kad Ukraina nustotų bombarduoti jūsų naftos infrastruktūrą, iš esmės turite dvi galimybės. Viena – užimti visą Ukrainos teritoriją. Kita – derėtis dėl susitarimo. Nes žinome, kad Rusija nepajėgi įgyvendinti pirmojo varianto. Geriausia, kas galėtų nutikti eiliniam Rusijos piliečiui, būtų, jei Kremlius pasirinktų antrąjį variantą. Tačiau Vladimiras Putinas nori tęsti, todėl jis ir pateikė savo argumentą apie Donbasą. Ir nors užimti daugiau Donbaso teritorijų nepadės apsaugoti naftos infrastruktūros, nes Ukraina gali paleisti savo ilgo nuotolio raketas ir dronus iš bet kurios šalies vietos. Taigi, tai yra apgaulė skirta Rusijos visuomenės naudai arba nenaudai. Padėkite mums užtikrinti Donbaso saugumą, kad galėtume pasiekti savo tikslus ir pasitikėkite, kad dėl to degalai jums atpigs. Tai nėra geras argumentas. Paskutinė galimybė yra ta, kuri yra strategiškai sudėtingiausia. Putinas turi paskatą parodyti vakarų auditorijoms, kad jo lūkesčiai dėl karo baigties yra gerokai išpūsti, kaip būdą įgyti pranašumą derybose. Įsivaizduokite, kad Ukraina visiškai žinojo, jog tai yra tikėtinas karo rezultatas, o erdvės kairėje ir dešinėje atspindi atitinkamas karo sąnaudas Ukrainai ir Rusijai. Viskas, kas yra tarp geltonos ir raudonos linijų, abiem pusėms yra labiau priimtina nei kariauti iki visiškos baigties. Tačiau pastebėsite, kad pasirinkus vieną iš tų sienų, o ne kitą, atsiranda paskirstymo padariniai. Pavyzdžiui, Ukraina norėtų, kad galutinis pasidalymas atrodytų taip, labai arti to, koks turėtų būti tikrasis Rusijos minimumas. Bet įsivaizduokite, kad Rusijai pavyktų įtikinti Ukrainą, jog Kremliaus vertinimai atrodo labiau taip. Tada sandoris, kurį ką tik pasiūlėme, Maskvos sprendimų priėmėjams atrodo nepriimtinas. Jei Ukraina nori užtikrinti susitarimą, tuomet galbūt ji turi pasiūlyti ką nors panašaus į tai, kas Kremliaus požiūriu yra pakankama sandoriui sudaryti. Atkreipkite dėmesį, kad tai taip pat yra geriau Ukrainai, nei užsispyrusiai tęsti karą iki karinės pabaigos ir įrodyti, kad Ukraina buvo teisi, o Rusija klydo. Žinoma, Zelenskis sugebėjo priversti Putiną atrodyti kvailai, bet tai yra piro pergalė, jei tam pasiekti tenka patirti karo kainą. Todėl jaučiu poreikį priminti ir pasiūlyti, kad galbūt mums visiems būtų geriau visiškai nekreipti dėmesio į viską, kas vyko tame susitikime. Atsiprašau, kad sugaišinau daugiau nei 15 minučių jūsų laiko. Tikiuosi, kad bent jau strategija buvo įdomi. Bet kokiu atveju, manau, turėtume pereiti prie pagrindinių išvadų. Visiškai tikėtina, kad Putinas neturi aiškaus dabartinės situacijos vaizdo. Tai daug labiau tikėtina dėl autokratinio institucinio dizaino, o ne dėl naivumo. Vis dėlto susitikimą, kuris sulaukia viso dėmesio, geriau laikyti žiniasklaidos cirku kažkieno naudai. Ar tai būtų mes, Rusijos piliečiai, ar Ukraina. Dar kartą dėkoju Incogni už šio dienos vaizdo įrašo rėmimą. Eikite į incogni.com/incogni.com/William Spaniel ir naudokite nuolaidos kodą William Spaniel, kad sutaupytumėte 60% metiniam planui. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime rytoj. Saugokite safe.